Sveiki, čia Saulius Bagdonas ir norėčiau pakalbėti apie vieną magišką pasitikėjimo savimi pratimuką, tai fizinio kūno stiprinimą. Pastebėjau, kad žmonės, kurie turi savo stipresnį fizinį kūną, dažniausiai tikrai labiau pasitikė savimi, nes jie yra padarę tam tikrus rimtus labai dalykus. Pavyzdžiui, jeigu nori pradėti dabar sustiprinti savo kūną, pradėti magiškus pratimus, kaip sako, yra tokie super pratimai, 5 Tibeto pratimai, tiesiog įsijunk YouTube, įvesk 5 Tibeto pratimai ir paklausyk, ką ten 5 minutės kalba protingi žmonės. Ir nuo pat pradžių pradėk vieną paprastą magišką dalyką. Pradėk nuo 3, po to daugink kiekvieną dieną po 2 pratimus ir įsivaizduok per 21 dieną, kiek tu jau padidinsi savo daromų pratimų kiekį. Svarbiausia, kad tavo kūnas nuo pat pradžių gaus labai mažas apkrovas ir tau bus labai lengva pradėti. Tiesiog pradėti tik nuo 3. Lygiai tas pats yra su atsispaudimais, su pritupimais, su presu. Pradėk nuo kelių ir tikrai tau bus labai paprasta ir labai lengva, išbandyta ir paprasta. Tiesiog siūlau tau, jeigu nori padidinti pasitikėjimą savimi, pradėk po truputį sportuoti, daryti tos pratimus, kuriuos gal norėjai iš anksčiau pradėti daryti. Kai tu pradėsi daryti, ką seniai jau atidėlioji, po mažą žingsnelį, tavo pasitikėjimas augs, tavo kūno sudėjimas gerės, tavo nugara tiesės ir automatiškai vėlgi pasitikėjimas tavo auga. Ir svarbiausia, kad fiziškai gražiai atrodantis žmogus yra savo ir kitiem patrauklus. Taigi, čia buvo Saulius Bagdonas ir pradėkime po truputį sportuoti.